Tai labas rytas, draugai. Šiandien yra antroji diena po traumos. Galvoju, gal visai jums bus įdomu matyti, kaip man sekasi atsistatyti. Kol kas vaikštau labai lėtai, bet pavaikštau ir tai jau yra labai gerai. Antrą dieną po traumos mano koja atrodo štai taip. Manau, pasitengsiu šiek tiek parodyti, kaip atrodys dabar mano atsistatymas, iki kol galėsiu vėl pradėti važiuoti. Manau, tai labai artima tema jums, kas važiuojat irgi su mocais. Manau, ne vienas taip pat esat neišvengęs traumos ir atsistatęs jau ne po vienos traumos. Bandysiu kas keletą dienų paupdeitinti ir iš to padarysim vlogelį, kaip man sekasi atsigauti. Šildom. Ir laukiam, kada greičiau galėsim šokti ant moco. Turim 4 dieną po traumos. Kol kas sakyti, ar geriau ar blogiau yra sudėtinga, nes tinimas gal nebėra toks, kaip pasakyti, nebėra tiek kiaušinis, bet labiau išsiplėtė palei šlaunį. Buvau pas gydytoją, gydytoja sako, reiktų dar savaitę palaukti, pažiūrėti, kaip čia tau atrodys, kai šiek tiek prasisklaidys. Šiaip vaikščioti ganėtinai dar sudėtinga. Sudėtingiausia gal pritraukti koją. Bet pritraukti koją iš tos pusės, kai suspaust, ką nors tarp kelių reikia. Kas belieka toliau, po truputį gydytis ir žiūrėti, ar situacija gerės ar blogės. Nemanau, kad blogės, manau, tik gerės, tad tam reikia laiko. Keliaujam į kitą dieną. Biškį išlėkiam į žvejybą. Kaip nuotaikėlės per pirmas 15 minučių. Ui, gražus. Kai atlėkiam pažvejoti kitą pusę Klaipėdos. Ir ką, iš karto su laimikiais. Parodyk tą gražuolį. Ui, labai geras. Opa, turim antrą. Ui, traukit. Adomi, rodyk tą savo laimikį. Ui, gražu. Karšys ne į rūkyklą, o į vandenuką. Plium. Tai vis dar tęsiam žvejybą. Laukiam tų auksinių žuvų. Ir jeigu bus paupdeitinsiu, o jeigu nesustiksim kitam kadre. Sveiki visi, šiandien susitinkame pokalbių laidoje prie garažo stalo. Tai kaip matot, persikeliam į garažą, vadinasi nieko nebepagavom. Šiandien yra lygiai savaitė. Jo, praėjo lygiai 7 dienos nuo patirtos traumos. Jau situacija po truputį pradėjo gerėti. Šiaip vaikštau su mažesniu skausmu. Aišku, greit negaliu vaikščioti, staigesnių judesių iš vis negaliu daryti, nes dar suduria skausmas, bet šiaip jau jaučiamas pagerėjimas, patinimas susileido, realiai liko tik tais guzas. Galvoju, ką čia galėčiau pasidaryti garaže. Šiaip reikėtų pasidaryti visų pirma tai tvarką ant stalo. Turime čia neblogą betvarkę. Visų antra, gavau naujų plastikų dėžę. Visiškai fresh plastikai. O kam tie nauji plastikai? Tai yra padarytos naujos grafikos. Įmesiu maketą kaip tokį sneaky peeką. Manau, dar šiek tiek praeis laiko, kol pasveiksiu ir važiuosim iki blingų. Pas blingus klijuosim naujas grafikas. Taip pat pasidariau ir šalmo dizainėlį, tai nebebus baltas šalmas. Ir irgi galiu šiek tiek parodyti. Šiandien galvoju, gal reikia atvaryti garažą. Nusiimsiu senus visus plastikus. Kai būsiu šiek tiek gyvybingesnis, reiks nulėkti, nusiplauti, nusiblizginti visą mocą. Yeah, man, it's just one of those days. I mean, everything is going wrong, but it's up to me to turn that around, just like it is up to anyone. So if we just think about the good, ignore the bad, we can turn this around. Us, no matter what. I got summer on the inside.
realiai pasitenkit dažniau pasikeisti rėmų apsaugą, nes belė kaip jau nudrožiau stabdžių rezervuarą. Baigiau rinkti varnelę, tai vaizdelis toks. Vieni griaučiai beliko. Greičiausiai pasitarsim, ar vešios tokį ir ten apsikliavę plastikus susidėsim viską ten, ar užsidėsim naujus plastikus ir vešios, kai jau viskas uždėta ir ten apklijuosim, matysim tą Rygoj. Kai šiek tiek geriau jausias, tai reikės pasikrauti mocą ir nulėkti plovyklą visą gerai išsiplauti, kadangi dabar visi plastikai nuimti. Puikiai proga visus tarpus maždaug tokios vietos, ar čia visur, kur šiaip plaunant su plastikais tu neprieini, tu vietų ir neišsiplauni, tai puikiai proga bus prasivalyti, kad ir iš priekio vairo tiltelių tarpai. Žodžiu, visą išsišveisim, išsiblizginsim ir krausim naujas grafikas. O dabar, manau, laikas šiek tiek pasidaryti ant darbastalio tvarką, nes čia jau daros po truputį bardakas. Žodžiu, greitai, šiek tiek geriau. Laiko nebėra, reikia varyti pas kineziterapeutą, tai važiuojam toliau. Čia mano vlogelis gausis labiau ne apie atsistatymą, o daugiau kaip užimtumas. Mano užsiėmimai metu, kai negaliu nieko veikti, ką šiaip veikiu įprastai. Ne, gal kažkaip nelogiškai nuskambėjo. Nu bet žodžiu, jeigu dabar nebūtų traumos, tai ką veikčiau? Varyčiau su mocu, tvarkyčiau su moca, treniruotės, dar kažkas, darbai. O dabar tiesiog poilsis. Negaliu nieko aktyvaus veikti, kad ir noriu. Nu tai žodžiu, neturiu nieko įdomaus ir parodyti. Tai vat ir žiūrit, ką užsiemu, kai negaliu daryti savo įprastos veiklos. 2 weeks later. Labas rytas visiems. Praėjo jau 3 savaitės po traumos ir 2 savaitės nieko nefilmau. Iš tikrųjų žiauriai nebuvo nei nuotaikos ir tokia lengva demotyvacija apėmus. Mintis jau, ar iš vis čia reikia kažką toliau daryti, ar toliau filmuoti, ar toliau važiuoti, nu žodžiu. Lengva depresija nuo sėdėjimo ir nieko neveikimo. Bet va, praėjo 3 savaitės, ką tik prasidėgau pirmąjį pabandomąjį bėgimą. Tai nedaug bėgau, prasibėgau 3 kilus. Šiaip ant 2 kilometro pradėjo truputį maust koją, prasidėjo tokie lengvi skausmai, tai daug nebėgau toliau. Ką, jeigu po truputį pradedam bėgiot, vadinas, neužilgo pradėsim ir važiuoti. Manau, kitą savaitę šoksim ant moco ir po truputį atsargiai pradėsim bandyti važiuoti, treniruotis ir rugsėjo 9 varžybos. Stengsimės kažkiek atsigaudyti savo formą iki 9. Tai labas rytas, persikeliam į kitą rytą. Ką tik apturėjom antrąjį bėgimą iš po traumos. Šiandieną jau kiek geresnių tempų. Aišku, dasidėjo tas, kad šiandieną bėgom takeliais. Vakar buvo toks trail runas labiau. Šiaip viskas kaip ir okei. Plaučiam jaučiasi, kad 3 savaitės buvo pasėdėta, pavalgyta picų. Bet šiaip koja visai nieko. Lengvas maudimas, bet tikrai nei aštrus, nei kažkoks gnybiantis skausmas. Lengvai jaučiasi ta vieta, kur buvo pažįstas raumuo. Bandysim dabar kiekvieną rytą lengvai prasibėgti. Bandysim suaktyvinti organizmą, leisti jam grįžti į sporto režimą. Matysim, kaip tai pavyks. Bet ką, viskas okei. Manau, šiam kartui tiek. Už savaitės kelsimės kitą vlogelį, kur parodysiu jums, kaip mano tėčiai sekėsi Latvijos varžybose, kuriuose gaila, bet negalėjau aš pats sudalyvauti. Ir jo, nepamirškit pasubscribinti, pakomentuoti, palaikinti, biškį duot man motyvacijos ir susitinkam jau po savaitės. And if it's meant to be, then